Mes esame naujas, jaunas, ambicingas krepšinio klubas ir šiandien jums prisistatysime. O visų pirma, norėčiau suteikti žodį Kauno vicemerui Stanislovui Liškevičiui. Labadiena visiems susirinkusiems. Iš tikrųjų yra džiugi šiandieną diena, kad prisistato naujasis Lietuvos krepšinio lygos klubas, tai Kauno klubas Kaunas. Ir Lietuvos krepšinio lygoje, kaip žinome, nuo šių metų startuoja 3 Kauno komandos. Kauno Žalgiris, Kauno Aisčiai ir Kauno Kaunas. Mes jau juokaujame. Sveiki atvykę į atviras Kauno miesto pirmenybės. Taip sakome Vilniui, Šiauliams, Marijampolei ir kitiems Lietuvos klubams. Manau, kad neįsižeis dėl tokių mūsų pasakymų, nes iš tikrųjų yra taip. Kadangi Kaunas yra Lietuvos krepšinio sostinė ir šito niekas nepaneigs, todėl logiška, kad Kaunui atstovaus 3 klubai. O pagal mūsų paskaičiavimus, pagal gyventojų skaičių, Lietuvos krepšinio lygoje galėtų atstovauti nuo 4 iki 5 Kauno komandų. Kadangi krepšininkų yra labai daug, mes suinteresuoti, kad krepšinis būtų puoselėjimas kaip pati populiariausia lietuviška sporto šaka. Vien tai, kad pirmasis olimpinis čempionas buvo krepšininkas Pranas Lubinas, lietuvis Pranas Lubinas 36 metais kartu su Jungtinių Amerikos valstijų rinktinė laimėjęs Berlyno olimpiadą. Todėl krepšinis turi gilias tradicijas, jisai buvo, yra ir bus. Ir vieną kartą su Gediminu Navikausku juokavome, bet aš manau, kad kiekviename juoke yra dalis teisybės ir kad tas juokas virstų rimtu, tai, kaip Gediminas sakė, ateis laikas, kai visos 3 Kauno komandos užims 1., 2. ir 3. vietą. Mes, aišku, tuo tikime ir to norime sulaukti. Taigi jums, krepšininkai, sėkmės ir kad jumis kuo mažiau traumų, kuo daugiau geros nuotaikos ir aikštelėje, aišku, jūs būsite priešininkai, kovotojai, o už aikštelės ribų tiek su Žalgiriu, tiek su Aišiais būkite draugai. O krepšinio aikštelėje nenusileiskite niekam. Ir ypatingai linkiu jums, kad neturėtumėte jokių autoritetų. Tikras sportininkas ir kovotojas nepripažįsta autoritetų. Sėkmės jau. Labai ačiū vicemerui. Vaikštau.